Sveiki, esu Tomas Tamulevičius, Tripsolo mobilaus virtualaus gido produkto savininkas, kūrėjas ir SMK dėstytojas. Kas yra TravelTech? Tai TravelTech tai yra moderniųjų technologijų taikymas visame turizmo sektorėje, diegiant įvairiausius sprendimus iš, sakykime, įvairiausių kitų verslo šakų, tai yra tiek mobiliųjų technologijų, tiek inžinerijos, tiek kompiuterinių visokių technologijų diegimas. Faktiškai turizmo produktų pateikimas kažkaip naujai, kitaip šitoje vietoje, kažkas inovatyviai, sakykime, gal aš taip įvardinčiau. Ir tai yra, kas yra realiai viena iš didesnių galimybių mums visiems atrasti turizmą, atrasti lankytinus produktus netradiciniu būdu. Taip, tai TravelTech yra svarbu dėl to, kad tai yra faktiškai naujų technologijų diegimas. Ir COVID pandemija mums visiems parodė, kad į turizmą mes privalom žiūrėti visai kitaip, naujai, netradiciškai ir atsisukti į technologinius sprendimus, nes tai puikiai parodė, kad jeigu mes norim kažką patirti, nes negalim tik tai būti priklausomi nuo žmonių, mes turim ir nuo savęs patys būti šiek tiek priklausomi, atsižvelgti visus dalykus. O kodėl tai yra svarbu Lietuvai, tai dėl vieno paprasto dalyko. Lietuva jau ne vienerius metus yra finteko pavyzdys, puikiai turi geras pozicijas visame pasaulyje, visoje Europoje. Ir faktiškai TravelTechas dėka paskutinių metų situacijos tampa tas labai stiprus dalykas, akceleratorius eiti, ieškoti kažko naujo. Ir realiai Lietuva turėdama finteko pavyzdį, pagrindą, gali tapti puikiai platforma, puikus kelias į priekį šitoje vietoje. TravelTech, jinai nėra pribota faktiškai vienos kažkokios konkrečios specialybės, nes dažnai turizmo specialistai faktiškai baigė studijas, pradėjo karjerą, jie galvoja, kad jų darbas gali būti tik tai su žmonėmis, gidų vedžiojimas, kažkoks ekskursijų vedžiojimas, grupės vadovavimas ir viskas. Tačiau TravelTech atveria labai plačias duris, atveria galimybės tiek pasireikšti žmonėm, kurie turi supratimus apie technologijas, apie faktiškai tie, kas supranta žmonės kaip klientus. Tai realiai potencialas jauniems žmonėms, tai yra įvairiausių specialybių prisidėti prie šitos krypties. Tai yra tiek iš programavimo specialybių, tiek, sakykime, tiek, kas yra susijęs su renginių organizavimu, turizmo organizavimu, nes tai sujungia du tuos pagrindinius pamatinius klausimus. Tai yra ta pramogas, laisvalaikį, darbas su žmonėm ir tuos technologinius sprendimus. Ir šitai vietai, ką žmogų domina labiausiai, tai jis ir gali eiti tą pusę, į tą kryptį šitoje vietoje. Tai kaip ir minėjau, TravelTech šitoje vietoje neturi vieno apribojimo, jinai neturi apsiribojimo, sakykime, kad tu dirbi tik tai vienoje kryptyje. Tai, sakykime, jeigu tu turi informacinių įgūdžių, tu turi supratimą apie technologijas, bet esi ekstravertas, nori kažką daugiau organizuoti ir, sakykime, tavo specialybė visada būdavo tik tai inžinerinė, technologinė, tai TravelTech yra puikus kelias tą pasireikšti šitoje vietoje, nes tai yra, kaip ir minėjau, yra sąsaja su žmonėmis šitoje vietoje. Jeigu žiūrim iš kitos perspektyvos, jeigu tu dirbai visą laiką su žmonėmis ir norėjai kažką naujo pasiūlyti, tai irgi yra puikus kelias, nes realiai virtualūs gidai, kažkokie augmented reality produktai, virtuali realybė, visi šitie dalykai yra pritaikytini ir tai reikia kūrybos šitoje vietoje. Tai jeigu žmogus yra kūrybingas, jeigu jis nori kurti, jeigu jis nori kažką atrasti, padaryti kažką, tai šitoje vietoje TravelTech yra tas kelias, kur reikia eiti. Nes bent kas yra matoma aplinkui visame sektorėje, tiek turizmo, tiek renginių organizavimo, tai technologijų taikymas yra būtinybė. Ir be jos mes niekaip negalim ir realiai šita mintis, kad tai gali būti startas naujo verslo įkūrimui, naujo verslo galimybėm, tai yra visiškai atviras.
Nes kaip ir minėjau, nėra jokio apribojimo. Faktiškai, jeigu žmogus nori dirbti su laisvalaikiu, jis gali puikiai dirbti organizuojant kažkokius produktus kurti. Jeigu žmogus buvo IT specialistas, bet jį, pavyzdžiui, tas netenkina, jis puikiai gali kurti produktus ir taip artėti prie darbo su žmonėmis šitoje vietoje. Visos durys atviros ir TravelTech tai yra būtent tas atviras kelias šitoje vietoje. Dėl to, kaip ir sakiau, fintechas yra Lietuvos, sakykime, flagmanas technologijų šiuo metu pasaulyje, bet TravelTechas yra tas dalykas, kur gali apjungti ne tik tai pagrindinius tokius technologinius sprendimus, bet ir žmogiškuosius ir atvesti kažką naujo, kažką daugiau, suteikti daugiau galimybių visiems. Tai ką palinkėčiau, tai gal pasakyčiau labai paprastą dalyką – nebijoti eksperimentuoti. Nes TravelTechas ir apskritai būtent šita naujai atsirandanti ir kylanti kryptis, nes jinai tai egzistavo ne vienerius metus, jinai buvo pasaulyje, bet paskutiniai pandemijos metai ją iškėlė į aukštumas ir atveria visiems akis ir rodo, kad tai yra ateitis. Tai tikrai skatinu visus eksperimentuoti, nebijoti rizikuoti, bandyti, nes iš tikrųjų šitas dabar metas yra puikiausias būdas išbandyti ir gal pakeisti profesiją. Nes, kaip ir minėjau, yra įvairiausių žmonių. Vieniems žmonėms, pavyzdžiui, jie visą gyvenimą dirbo technologijų srity, informacinių technologijų srity, bet juos tas netenkina, nes jie visada jausdavosi uždaryti prie kompiuterio ar prie kažkokių renginių ar kažkokių inžinerinių sprendimų. Tai va šitoje vietoje tai yra puikus būdas išbandyti save ir bandyti priartėti prie žmonių. O tiem, kas, pavyzdžiui, dirbo su žmonėmis ir ieško naujo kelio, naujų galimybių, tai technologijos yra tik tai ateitis, inovacijos yra ateitis ir inovacijų diegimas turizme šiuo metu yra geriausias būdas ir geriausias kelias į priekį. Tai mano didžiausias gal palinkėjimas visiems tai yra nebijoti, eksperimentuoti, bandyti. Kartais nepasiseks, tai yra faktas, tai yra verslas, natūralu šitoje vietoje, bet kai pasiseks, tai visi bus laimėtojai šitoje vietoje ir visi bus laimingi, tiek klientai, tiek tas pats produkto kūrėjas.